Tai sveiki visi, kas klausotės šito kanalo ir šito įrašo. Tai mes antrą kartą jau susitinkame su Agne ir mūsų žadėtasis pokalbis apie finansinę ir verslo konsteliaciją. Tai šitas kanalas yra, tai priminsiu, kas nėra girdėję kitų įrašų, kad šitas kanalas yra skirtas tiems žmonėms, kurie nori pagerinti savo finansinę sveikatos, santykių tas pusės, geresnį gyvenimą, žodžiu, turėti. Ir šito kanalo tikslas yra surinkti kuo daugiau tokių pokalbių, įrašų, pakalbinti kuo daugiau įvairių žmonių, kurie užsiema tam tikromis praktikomis, technikomis ir turi pasidalinti su žmonėmis. Tai labas, Agne. Labas. Labas. Man labai patinka, mes šiek tiek prieš pokalbį pakalbėjome ir vėl ta energetika Agnės mane tiesiog įkvėpė, užvedė. Motoriukas užpakalį, kaip sakau. Karlsonas toksai jaučiuosi. Tai taip, aš netgi užsirašiau, kad sakau, kaip šiandien vadinsis ta mūsų tema. Tai jinai tokia įdomiai skambanti finansinės ir verslo konsteliacijos. Tai ar galėtum šiek tiek tada papasakoti, kas tai yra ir kuo skiriasi ta finansinė konsteliacija ir verslo konsteliacija? Tai gal pirmiau pradėsiu nuo pačios konsteliacijos, nes būna žmonės pasirodo ir nežino, kai aš sukuosi toj sferoj, atrodo čia įprasta, ne? Bet žmonės nežino, kas yra konsteliacija. Tikiuosi tavo kanalo žmonės gal daugiau žinos, bet vis tiek. Tai iš tikrųjų, šiaip visai neseniai aš truputį Man yra labai sunku paaiškinti iš tikrųjų, kas yra konsteliacijos paprastai žodis. Nes aš esu visą laiką toksai, kaip sakau, proto žmogus ir man reikia aiškiai ir suprantama, ne kažkokiam aukštom frazėm. Ir netgi šiemet, kai buvau festivalyje, žmogus paklausė, kas yra konsteliacija, sakau, ir aš tiesiai sakau, nežinau, kaip paprastai paaiškinti, bet šiandien pabandysiu aiškiau. Gerai. Tai konsteliacija tai iš tikrųjų yra psichoterapijos metodas, jeigu taip paprastai išversus konsteliacija, tai yra išdėstymas erdvėje. Tai yra konsteliacija būtent tai metodas, kuris padeda geriau suprasti savo vidinius ir būtent nematomas tas programas, problemas ir santykį su kitais žmonės. Tai yra mes tas, kas mūsų viduje, mes iškeliame ir išdėstome išorėje. Įprastai konsteliaciją naudoja, kitus žmonės, ne kaip neįnama lietuviškas žodis, nes aš mokiausi pas ukrainietę, tai rusiškai eina zamisticel, nežinau net kaip išversti. Aš negaliu padėti su rusų kalba. Tai vienu žodžiu, kitas žmogus stovi, ne? Ir aš galiu iškelti nebūtinai santykių su kitais žmonėmis, tai galiu aš dirbti ir su savo emocijom, su savo kitais dalykais kažkokiais. Tai. Ir būtent konsteliacijos metu aš pamatau viską iš šono. Arba atsistoju, kaip sakau, kitas žmogus, kai atsistoja, kitas žmogus pradeda jausti tą informacinį lauką skaityti. Kaip aš dirbu, aš nedirbu su kitais žmonėmis, aš dirbu su metaforiniam kortelėm. Tai yra, aš naudoju būtent portretinės korteles, kuriuose yra žmonės parodyti, tikrai gyvenę žmonės, tik tai gal senais laikais. Ir būtent kortelė, metaforinė kortelė, tai yra žmogaus projekcija, kas jo viduje vyksta. Ir tada naudoju tiek finansinėse konsteliacijose, tiek būtent verslo konsteliacijose. Jeigu kalbėti, kuo jos skiriasi, finansinė konsteliacija tai labiau yra apie pinigus, tai yra apie asmeninės žmogaus kažkokias tai dinamikas, jo santykis su pinigais. Ir kaip aš dažnai ir kartoju, kad pinigai tikrai nėra apie pinigus, pinigai tai yra toks kaip lakmuso popierėlis, kuris parodo, kur pas žmogų yra problemos. Arba dar kitaip, tai yra šešėlis žmogaus santykio su savimi, su kitais žmonėmis ir netgi su Dievu. Ir atrodo, prie ko čia dabar Dievas arba dar kažkas, bet iš tikro būtent pinigai labai greit parodo, kur pas žmogų problemos. Jeigu aš negaliu pasakyti kainos už savo produktą, čia yra ne apie pinigus, tai yra apie savivertę. Jeigu ten, nežinau, konkuruoju su kažkuo, tai vis kažkokia tai arba baimės kažkokios, galbūt tai santykis su mano mama ir tėčiu. Ten visokių dalykų, arba įrodyti mamai ir pripažinimo laukti ir taip toliau. Tai būtent finansinės konsteliacijos, jos labiau yra apie tai, kas žmogaus viduje ir mes jau konsteliacijų metu keičiama būsena, nuimant tą kažkokią tai dinamiką, destruktyvų elgesio modelį, kuris trukdo žmogui gyventi. Nes to, ko mes nesuprantame, tas mus veikia. Ir kartais žmogus elgesi net nesuvokdamas, kodėl jis taip elgesi.
Tai vat, ir tada po šitos finansinės konsteliacijos žmogus tiesiog patiria kitą būseną, pasikeičia būseną ir po to jisai turi, kaip sakant, kurti naujas neuronų jungtis, tai yra praktikuoti tą būseną. O verslo konsteliacija jau yra skirta verslui, ne, iš pavadinimo galima sakyti, tai yra kaip ir konsultavimo sritis, bet konsultavimas verslo apskritai, tai yra, labiau surinkimas duomenų, struktūra, ten surenka visus duomenis, verslo šitie visi konsultantai ir pasako, kur ką reikia vystyti, ką daryti, kad verslas augtų. Verslo konsteliacija tai yra labiau pasižiūrėti dar ir į vidinę dinamiką, nes iš tikro verslo savininkas į savo verslą atneša savo dinamikas asmeninės. Ir jos labai pasireiškia stipriai būtent versle, kodėl jisai neauga. Tai vat verslo konsteliacija leidžia spręsti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, greitai pamatyti priežastis pagrindinių kažkokių tai problemų. Ir būtent pasąmoniniam lygmenį, arba galima testuoti, pavyzdžiui, kainą, klientų segmentus ir taip toliau, kaip tai įtakoja patį verslą, kaip įtakoja, nežinau, pelną, kaip įtakoja kitus svarbius rodiklius. Tai va, tai toks skirtumas tarp finansinės konsteliacijos ir verslo konsteliacijos. Ir dar noriu gal pasakyti, finansinė konsteliacija tai yra labiau tokia terapinė, jau ten truputį kapstoma ir krapštoma gerai. O verslo konsteliacija yra labiau parodyti, ką verslo savininkas gali padaryti, kad verslas augtų. Tai vat, Oho, kaip įdomu. O dabar galiu šiek tiek paklausinėti, nes kol Taip. tu kalbėjai, man kilo šiek tiek klausimų. Taip. Tai jeigu grįžtant prie finansinės konsteliacijos ir tu sakai, kad tu naudoji metaforinės korteles, ar tai gali vykti online, pavyzdžiui, ar Aš čia jau tik reikia? online, taip, tik darau Aha. ir gyvai, bet online kuo yra labai gerai. Visų pirma, žmogus gali iš bet kokios miesto, šalies ir taip toliau, kaip sakau. Kitas dalykas, metaforinės kortelės man patinka, kad galima jas didinti, mažinti, pasukti, apsukti ir taip toliau, nes tai labai irgi, jeigu žmogus, pavyzdžiui, sako man konsteliacijos metu, aš jaučiu, kad va, tas, pavyzdžiui, mano ten ta korta, jau kaip kliento korta, padidėjo, o yra dar laukia tėtis ir mama. Aš tada klausiu, iš kokio jausmo tu nori padidinti. Jisai sako, aš dabar jaučiuosi, kad aš jau viskas užaugau, čia man tėvai nereikalingi, arba ten dar kažkas, tai arba noriu pabėgti nuo jų. Tai čia yra, kad žmogus neįvyksta separacija, jisai vėl pasidaro didesnis už tėvus, o pagal šeimos sistemos šitą, Jėzus, kaip tie. Hierarchija. Hierarchija, hierarchijos įstatymą, jisai pažeidžia ir energija tada sustoja. Bet jeigu žmogus sako, aš noriu padidinti kortą dėl to, kad aš jaučiu tą išsiplėtimą savo stiprybės augimą, yra visai kitas. Ir vat būtent šitie dalykai labai daug fainiau iš tikro man online, nes galima labai daug pamatyti dinamikos, būtent keičiant kortas ir jų šitą. Turiu aš ir gyvas kortas, galima ir gyvai, bet labiau mėgstu online. Ką Tai va. turiu omeny gyvas kortas, kurios Turiu, kojytės, rankytės? natūrai turiu kortas. Ta prasme, mes galim gyvai susitikti, ir aš kortas išdedu, bet jų nei padidinsi, nei pamažinsi, nei pasižiūrėsi iš arčiau, nei apsuksi kitą pusę, kad žiūrėtų, nes jos irgi skirtingai žiūri. Tai vat, Tai dėl to. ar tu trauki kortas, ar kaip čia vyksta tie Kaip kortų online, traukimai? korta yra sunumeruota, aš tiesiog žmogui sakau, dabar, kad užsimerktų, pajusų save ir paklausiu savo pasąmonės, kad pasakytų man skaičių, pavyzdžiui, kortos, kuri labiausiai atspindėtų jį šiame lauke, arba atspindėtų jo, nežinau, mamą, arba tėtį, arba jo asmeninius pinigus, arba dar kažką. Ir jisai pasako skaičių, ir aš jį tada ištraukiu, tą kortą sunumeruotą. Ir tada jūs, o kaip aš minėjau, metaforinė kortelė tai yra mano vidinis žmogaus projekcija. Ir tada, kaip sakau, bandau žmonėm išjungti protą ir sakau, papasakok man apie šitą kortą. Kas jinai yra, ką jinai veikia galbūt gyvenime ir ką jinai jaučia. Iš to galima labai daug informacijos ištraukti, kas vyksta su žmogumi. Tokia vyksta interpretacija ir netgi skirtingi žmonės gali skirtingai apie tą pačią kortą papasakoti, nes jie atspindi save. O ar būna tokio, kaip tu klausai, ar ne, ką tu jauti, ir žmogus sako, nežinau, aš nesuprantu, ką aš jaučiu. Jo, labai dažnai būna. Ir kaip tada tu gali jiem padėti pajausti save, suprasti save? Aš klausimais uždavinėju, bet iš tikrųjų dažnai būna žmonės jausmus pradeda sakyti per mintis. Man atrodo, ten kažkas tai, nežinau,
man atrodo, kad jaučiu tą ir tą. Sakau, čia ne jausmas, čia yra mintis, ką tu jauti. Jeigu žmogus nejaučia ir nežino, kaip, nes man kartais sunku irgi vardinti būna emocijas, ne, tai aš būna palengvinimui duodu tiesiog tą vadinamą gėlelę arba ratą tų emocijų, tada žmogus prieš akis mato ir galbūt lengviau įvardinti. Nes žmogus kažką jaučia, bet nemoka įvardinti. Kitas dalykas, aš prašau užsimerkti ir pajausti kūną. Nes kūnas irgi pasako tam tikrus dalykus, tos per pojūčius. Ir vis tiek kažkoks tai jausmas, vis tiek kas, nu tai sakau, nieko nejaučiu. Tai sakau, tai čia kas yra? Neutralumas ar apatiškumas? Kas yra? Nu ir va tokiais būdais vis tiek mes išsigryninam, ką žmogus jaučia. Bet labai daug žmonių, kurie nenori jausti. Nors atrodo jautrus, ne, mes galvojam, kad jeigu aš jautrus žmogus, iš karto pradedu verkti dėl kažko ir taip toliau, susijaudinu, tai aš jau jautrus žmogus. Bet emocijos jie nemoka išreikšti. Kaip ir su neurografika, nekalbėjome, emocijas mes labai dažnai turim kiekvieną kartą paklausti, o ką aš dabar jaučiu, tai yra praktikuoti tą dalyką. Nes jeigu, aš žinau, kai neurografikas dar vedžiau mokymus, atėjo viena iš sesių mano ir sako, kodėl čia visos viską jaučiu, aš nieko nejaučiu, sakau, bet tai normalu, sakau, jeigu tu visą gyvenimą, 300 metų su viršum, neklausai savęs, ką aš jaučiu, tai tu ir negali iš karto jausti, turi praktikuoti. Ir kai praktikuojasi kiekvieną kartą, jis pradedi labiau jausti ir suprasti, kas su tavim vyksta. Nes emocijos ir pojūčiai kūno labai daug išduoda, kas su žmogum vyksta. Nes labai dažnai mes, kaip tu jautiesi normaliai. Ir tada neaišku, tas normaliai lygtais, ar normaliai gerai, ar normaliai blogai. Irgi tada Ir tai dar tas, reiškia. kas normaliai gerai, kas normaliai blogai, ką reiškia normaliai gerai. Aš čia džiaugiuosi, laiminga, pakilėta, interesas didelis ir taip toliau, ar čia dar kažkas. Tai taip. Jo, Tai labai iš nesvarbu. tikrųjų, netgi šitos finansinės, kad ir konsteliacijos, bet netgi padeda ne tik tai susitvarkyti su ir finansas kaip pasiekmė, yra ar nėra, ar ne kažkokia tai, bet ir su vidiniu pažinti save, savo jausmus. Nes aš turiu vieną tokį, gal netgi patarimą, kaip žmogus gali pats su savimi tiesiog pažiūrėti, kaip aš jaučiuosi, ar ne, ir kartais nieko nejaučiu. Ir tada savo sakyti, aš nieko nejaučiu, nes jeigu jausčiau ką. Tada toksai žaidimas šiek tiek protų yra. Taip, proto Irgi tokia kaip apgavimas. tokia apsauga, nes aš nenoriu nieko jausti, bet tai nereiškia, kad aš nieko nejaučiu, aš tiesiog ignoruoju tą, nes galbūt aš bijau vėl iškelti tą jausmą, nes bijau susitvarkyti su tuo jausmu, kaip paskui reikės, arba vėl jausti tą jausmą ir aš apsimetu. Ai, nieko nejaučiu. Normaliai. Arba aš vieną kartą vienam klientui, jinai sako, aš nieko nejaučiu. Aš jai tada taip, sakau, galima, aš tau įgnypsiu. Įgnybus, ką jauti? Sakau, va, matai, jauti, reiškia. Tai dabar įgilį ir tada pajuto. Nes mes nemokam labai dažnai vardinti, kas yra. Mes žinom tik tas pagrindinės emocijas, tokias pyktį, kuris labai yra stiprus, ne jeigu stiprus būna. Arba dar kažkoks, bet tų atspalvių emocijų yra labai daug visokių. Ir, svarbu jo praktikuoti. Ir iš tikrųjų labai geras tas jausmų ratas, iš tikrųjų jo daugiau pasirinkimų yra angliškai, bet gali žmonės irgi susirasti tą jausmų ratą ir tiesiog pažiūrėti, pažaisti, ar ne, skaityti žodžius, kaip jausmų išraiškas ir tada, o kaip jaučiasi šitas jausmas, pažiūrėti, galiu aš pajausti šitą jausmą, tarkim, susijaudinęs, ar ne, ir matuotis tas emocijas ir tada paskui lengviau atpažinti, kai mes jas panagrinėjame iš savęs pajautimo. Taip, tas ratas tikrai iš tikro užveda truputėlį. Ir, nes žmogus, jeigu tokia dar intuicija šiek tiek arba pajautimas yra jau išsilavinęs, ne, tai aš galiu pasižiūrėti, pavyzdžiui, skaitau tuos emocijas ir jaučiu, kad ne, šita tikrai ne šita ir taip surezonuoja, pavyzdžiui, ne, tai gal įvardint sunku emocijas, bet aš pajaučiu, kad šita emocija dabar yra. Aš dar taip darau, nes, aš tokia bandanti visokiais būdais, nes su emocijom aš labai esu sudėtingai pas mane būna. Irgi vardinti. Tai tiesiog mokausi jas pažinti, atpažinti ir, įvardyti tiksliau net. Tai jeigu tu gyvai turi pokalbį su žmogumi, tu jam gali įgnybti, o jeigu online, tai tu paprašai, kad jis įsignybtųsi. Dar nebuvo taip, kad vis tiek žmogus jaučia, ne, kažką. Tas pats būna žiūri į kortą, nes, pavyzdžiui, ten yra tam tikram variantė, jeigu yra tam tikras blokas ir neaišku, kas vyksta, mes taip vadinamai, sakau, einam į portalus, tai yra į tą pradinį tašką, kada įvyko tas, kad santykis ten tarp kažkokių kortų, pavyzdžiui, toks yra. Ir tos kortos yra tokios abstrakčios, bet ten yra tokios neurografiniai piešiniai. Ir žmogus, sakau, žiūri, nes einam per pojūčius, per mintis, per instinktus, per
per mintis, per jausmus ir paskui per instinktus. Su instinktais ten dirbama. Ir žmogus sako, aš nieko nematau. Nu, sako, vat irgi, vat užsiblokuoja ne emocijos, o tiesiog aš nieko nematau, kas čia yra kažkokios krengelionės, ne? Tai tiesiog irgi aš būna paklausiu, sakau, tu dabar mane matai? Matau, reiškia, tu ir ten matai, tiesiog pasižiūrėk giliau. Tai vat žmonės kažkaip tai nenori, nu, ne tai, kad nenori, iš tikrųjų tai yra savisaugos kažkoks tai mechanizmas, kuris įsijungia, kad, nu, kam ten eiti, nu, kam savo save kapstyti. Nes mūsų psichika nori mus apsaugoti, kad nieko neišsiaiškintum, nes kai mes lendam kuo gilyn, įvairiais metodais, kokiais mes mokame, ten išlenda labai nefainų dalykų. Bet kai tie nematomi dalykai išlenda į paviršių, su jais mes jau galime dorotis ir dirbti. Nes kai mes nematome, jie veikia mus vis tiek. Mes norim ar nenorim. Va, aš ir norėjau pasakyti, kad jeigu mes jų nematome ir nekapstome, dar nereiškia, kad jų tenais nėra ir jie nedaro mūsų įtakos mūsų gyvenime, jie daro. Taip, ir stipriai netgi daro. Taip, ir mes nesuprantam. Aha, ir jeigu dabar pakalbėti apie verslo konsteliacijas ir tu sakai, kažkokie konsultantai surenka informaciją, ar galim sakyti, kad, pavyzdžiui, netgi žmogus, tarkim, kuris kažkokius dirbinius, tarkim, kuria, ar ne, ten, ar piešinius, bet aš esu pats savo pats savo darbuotojas, savo verslininkas, ar tai irgi taip gali jisai daryti savo verslo konsteliaciją su tavimi, ar čia jau turi būti kažkokia netgi įmonė, kurioje dirba kažkas, tai jau tau? Gali ir vieno verslas, bet šitoje vietoje reikia labai suprasti. Va čia yra problema, aš dabar kaip tik irgi planuoju gal gruodį, gal kada paleisti verslo grupę, bet čia jau gyvai bus. Būtent su solo verslais dirbsime, bet jau gyvai dirbsime, kaip grupinė tokia bus. Kas yra problema su solo verslais? Jie dažniausiai neatskiria savyje tų rolių. Jie yra amatininkai. Nesvarbu, ar tai karoliukus verti, ar masažą daryti, ar kaip aš mokymus darau, ne, kažkokius tai. Jie tik tai ta vadinama gamybininkas, kuris daro viską. O neatskiria rolių tokios kaip savininkas. Nes verslą kas daro? Savininkas, ne amatininkas. Tada turi pardavėjas taip pat būti. Taip pat turi ten būti marketingistas, ne kažkoks, tai kurio mes neskiriam. Ir kai aš esu solo verslas, aš turiu atskirti, palaukti, dabar aš savininkas. Ką savininkas padaro? Turi surašyti struktūrą, kokie tikslai, kam paskirstyti darbą. Jeigu aš pats nesugebu padaryti, pavyzdžiui, kaip aš outsource pasisamdau žmogų asistentą, ne, ir ją moku, jis nepasamdau kaip darbuotoją, bet už kažkokius tai darbus. Tai va šitoje vietoje solo verslams yra labai svarbu atskirti savyje tas rolės ir suprasti, ar tikrai jisai nori kaip veiklą tik daryti, ar iš tikrųjų jisai nori verslą daryti. Nes verslas nuo veiklos arba, kaip sakau, nuo hobio skiriasi. Tai yra du skirtingi dalykai. Kaip įdomiai, net nepagalvojau. Tai dabar žiūrėk, jeigu paimkim, ar galėčiau savo pavyzdį panaudoti? Taip. Tai tai reiškia, aš irgi, jeigu ten darau mokymus, seansus, ten dar kažką, ar ne, tokie projekčiukai, tai ir aš turiu vieną viską padaryti, tai kartais yra toksai šalia perdegimo, atrodo, viskas, daugiau nebegaliu, energijos nėra, tai aš irgi turėčiau kaip ir išskirti, ar ne, padaryti tokius kaip ir kažkokias rolės duoti, ar kokie tavo patarimai šiaip, taip, jeigu keliais žodžiais. Aha. Tai esmė yra tame, kad pirmą reikia suprasti, kad manyje skirtingos rolės ir jeigu aš darau, toks pirmas savo klausimas, ar aš noriu veiklą ar verslą. Jeigu tai veikla ir aš užsidirbsiu, nežinau, ten, užtektinai man tų pinigų, viskas gerai, aš su to galiu likti. Bet jeigu aš noriu auginti tai, ne, uždirbti daugiau arba paskleisti daugiau žmonėm. Ir mano iš tikrųjų dabar misija tokia kaip ir noras, žmonėm padėti tos kurti verslus arba vystyti verslus, ne kad babkes, kaip aš sakau, užsikalti, ne? Nes verslas yra apie pinigus, norim mes ar nenorim. Bet kad esmė būtų, kad aš tai darau su kaifu, su interesu ir ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Tai yra sąmoningas verslas. Kaip gaila, kad tu gyvai tik tai planuoji daryti. Pradžioje pabandysiu gyvai, paskui žiūrėsiu, nes čia bus tokia pirminė grupė mano. Tai nes tas terapinės grupės su finansais, jau ne, grinai su vidiniais dalykais aš jau darau, viena grupė yra dabar antrą rinksiu, o su verslu Palauk, sustok, pasidalink informaciją, ką čia dabar turi ir ką planuoji daryti. Taip vadinu terapinė grupė finansinė gausa. Tai yra mes su merginom, dabar aš turiu grupę, dirbam, mes 6 gyvai irgi merginos, dirbam su įvairiausiais blokais. Nes ir aš einu per tokią taip vadinamą pinigų psichologijos piramidę.
Kas tai yra, truputį paaiškinsiu, ne? Kai yra tam tikri sluoksniai, 6 sluoksniai, kuriuos mes pradirbę, mes galime, nu, kaip sakant, atidarom kanalą į pinigus. Tai yra, pirmiausia, tai yra pirmas pagrindas, tai yra tokia kaip būsena moku, galiu darysiu. Tai yra darbas su vidiniu vaiku, kodėl aš, pavyzdžiui, nenoriu, kodėl aš savo neleidžiu, tam tikros programos, ne? Antras yra giminės pinigai, nes dažnai daug kas nuvertina giminės pinigus ir tam tikri dalykai ten irgi veikia. Tai yra energetika jau yra, ne? Nes pinigai nėra tik pinigai paliečiami, pinigai tai yra energija. Tai yra vystimos energija, tai augimo energija, tai yra mainų energija. Tada eina tėvų pinigai, tai yra mano santykis į tėvų pinigus, nes ką mes dažnai darom, jeigu kad ir sunkiai gyveno tėvai, labai nuvertinam jų pinigus. Tai ką man ten davė? Vos išgyvenam. Bet tėvai davė tiek, kad tu išgyventum. Ir dabar tu išgyvenęs jau gali kurti savo gyvenimą. Ir tavo dėkingumas, padėka tėvam už tai, kad dar labai sunku iš tikrųjų žmonėms šito vietoj su tėvų santykiais, kai yra destruktyvų santykiai, kur labai skaudino, kur ne tik atmušė, bet dar ir baisesnių dalykų vyksta. Tai aš mokau, kad žmogus atskirtų, kaip aš sakau, imsiu mamą, nes mama, kaip aš sakau, labiausiai traumuoti ir labiausiai mylinti žmogus pasaulyje turbūt. Tai yra atskirti mamą, kuri traumavo mane ir kuri apskritai pats traumuotas žmogus ir tas asmenybė. Ir siela, galima sakyti, mamos, tas sisteminis darinys, kuris, perdavė man gyvybę, ne? Nes tėvai tai yra tie žmonės, tai yra vartai, kurie perdavė man gyvybę. Jie dovanoja man gyvybę. Ir va tą pajausti dėkingumą tėvams yra labai, labai, labai sunku. Ir dėkingumas tai nereiškia, kad aš turiu atleisti už visas nuoskaudas ir tai, ką su manim padarė, bet priimti, kad buvo taip ir taip. Ir padėkoti už tai, kad perdavė gyvybę. Ir tiem žmonėm, kurie yra labai pažeisti, labai įskaudinti tėvų, tai padaryti labai sunku. Tai va aš mokau tą atskirti traumuotą mamos dalį arba tėčio ir tą sielą, kur va tai sielai pajausti dėkingumą. Nes kai mes jaučiam nuoskaudas, pyktį, neapykantą arba dar mokom tėvus, ne, mes pasidarom didesni už juos. O sistemoje tėvai yra, anksčiau atėję į sistemą, yra didesni. Ir jeigu aš pasidarau didesnis, aš užblokuoju energiją ir aš nežiūriu savo gyvenimą. Aš tarsi, čia ne protų suvokiama, o viduje aš tarsi darau viską, kad tik tai tenais pykti, tas nuoskaudos visokios ir taip toliau. Nukrypau nuo temos, kažkur tai pasimečiau. Ne, viskas. Aha, ir tu turi grupę 6 merginų. Gyvai, 6 merginų ir mes, tėvų, atsiminiau, piramidė, tėvų pinigai, tada eina jau asmeniniai pinigai, tai yra apie pinigų valdymą, kas yra, nes yra pinigai, asmeniniai pinigai yra skirstomi į vaikiškus pinigus, į suaugusių pinigus ir kapitalą arba verslo pinigus. Ir jie yra išeinantis ir įeinantis ir labai reikia suprasti šičią struktūrą, kas vyksta. Ir tada, aišku, labai linksmi dalykai, tai yra tokie taip kaip konfliktai, pinigai ir meilė, nes labai labai stipri tema, nes jeigu mes nejaučiame meilės dirbdami ir turėdami ir uždirbdami pinigus, mes labai blokuojam tos pačius pinigus. Kai mes su meilė atiduodame, viską yra kitaip, per meilės prizmę. Tada šita pinigai ir seksualumas, nes seksualinė energija tai yra kūrybinė energija, tai yra malonumo energija. Ir jeigu aš nesu malonumu uždirbu pinigus, irgi nieko gero, o seksualinė energija gali būti, kaip sakant, vaikystėje jinai buvo kažkur užblokuota, nesgi mums tėvai neleido, ten, kai formuojasi struktūra, šita seksualinė struktūra vaiko, ne, ypač mergaitės maivosi, ten sijonukas ir ką mums tėvai sako, negalima, ten tu netokia ir anokia, visokia ir taip toliau. Ir vaikas uždaro seksualinę energiją, o paskui, kad jinai išbujoja ir jinai tada pasireiškia per kitus dalykus, per daug dirbant, ne, arba per regresiją, arba dar kažkas. Noriu labai protingo to žodžio sublimacija sakyti, nes gal ne visi supras, tai tiesiog... Ne, ir aš nesuprantu. Jo, sublimuoti, prasme, jeigu pas mane daug energijos seksualinės, aš jos negaliu išreikšti, tai aš kaip aš išreiškęs per motinišką instinktą, pavyzdžiui. Aš pradedu visais rūpintis, visais iš eilės, nežinau, prašo, neprašo. Aš galiu išreikšti darbą, aš galiu dirbti be galo daug. Ir arba aš sublimuoju tos pačius pinigus, man tik tai pinigai svarbu. Tai va čia irgi darbas su šitais dalykais. Arba dar yra ir pinigai ir Dievas, tas pinigai ir dvasingumas, nes ten irgi labai stiprių programų yra, su kuriuom yra irgi reikia nulaužinėti. Tai va, tai
Su tom merginom, aišku, pas mane buvo vienoks planas, ne, kaip aš sakau, dirbti ir viskas struktūruota, nes aš struktūruotas žmogus. Bet kaip grupė eina savo vaga, išlenda tam tikri dalykai ir mes, nežinau, ar per 10 sesijų, susitikimų padarysim viską, ką aš norėjau. Ne? Bet Mhm. esmė, kad nu, dirbam, pavyzdžiui, dirbam su separacija nuo tėvų, nes tai yra irgi labai blokuoja mums pinigus. Tada yra, pavyzdžiui, atsakomybės už gimimą atidavimas mamai. Irgi yra. Tai aš ir ten taikau grupėje tiek konsteliacijas, kartais gyvas pritaikau, kartais su kortomis, kartais mes per meditacijas einam, kartais va dabar neseniai neurografiką piešiam. Aš miksuoju visus instrumentus, kuriuos turiu ir aišku, ten yra kaip terapinė grupė, mes šnekamės ir merginos tam tikrus dalykus pradirbinėja. Nu tai va, jeigu trumpai taip apie terapinę grupę. Mhm. Ir kaip tu sakai, ten, vat, jeigu mes nedirbame su meile, ar ne, tai irgi nieko gero, bet vat, ar tu susiduri su tokiais žmonėmis, kuris sako, tai kaip aš dabar meilę jausiu tam darbui, kurio aš nekenčiu ir einu kiekvieną dieną su kastais dantimis. Ką tokiu atveju vat, tokiam žmogui pasakai, mesti darbą ar padedi išdirbti? Tai visų pirma, tai yra čia du aspektai. Visų pirma, jo, galbūt tas nedarbas, galime mes pasižiūrėti, pavyzdžiui, per tą pačią konsteliaciją, kokia žmogaus yra, Jėzus kaip lietuviškai toj, pagrindinė, nu kaip pagrindinė užduotis, ne misija, bet pašaukimas, jeigu Tikslas, taip. aha, Jo, jeigu. tikslas pašaukimas, galima žiūrėti, kur jisai nukreiptas. Kitas, tai va, žmogui gali apskritai ne savo vietoje sėdėti ir dėl to jam bloga yra ir taip toliau. O kitas dalykas, galbūt jisai meilė yra tiek užblokuota, nu, kažkokioj situacijoj, kažkur tai jisai užblokavo tą meilę. Ir aš kaip sakau, meilė mes su kažkokiu tai žmogum, kažką, nebūtinai tai gali, pavyzdžiui, jeigu aš esu moteris su vyru, tai galėjo būti, nežinau, gali būti ir visai kažkoks giminaitis, pavyzdžiui, ne, nu, tiesiog meilė, ne tarp vyro ir moters, bet šiaip meilė gali būti. Ir aš į tiek įsiskaunau, kad aš tiesiog uždariau tą kanalą vadinamą meilės. Nes kai meilė ateina, mes nekontroliuojam šitų dalykų, jinai tiesiog ateina. Ir kaip aš kartais sakau, nu, pavyzdžiui, aš su vaikais begalinę meilę jaučiu, aš nežinau, su šuniu begalinę meilę jaučiu, ne? Nu, meilę jam jaučiu. Bet kai kur ten užsiblokuoja man meilė ir aš nenoriu judėti, nes neleidžiu savo. Ir tada irgi dirbama su to. O tokiam žmogui, kuris nemyli darbą, tai nu, čia daug aspektų gali būti. Aš negaliu dabar iškart pasakyti, kodėl žmogus nekenčia darbo. Jisai galbūt dirba dėl to, kad kažką nori tikti. Nes, pavyzdžiui, mama norėjo, kad visą laiką būtų teisininku. Ir jis remino to teisininku. Bet tai ne jo pašaukimas. Gali būti, kad dar kiti dalykai. Reikėtų žiūrėti labai. Bet jis tiesiog gauna galimybę pažiūrėti, kodėl jisai čia būtent šitoje vietoje ir kokias galimybės jis turi kaip pasirinkimus, bet vis tiek sprendimą jisai turės daryti, ar toliau eiti su tais dantim, ar kažkur giliau pažiūrėti ir ką galėčiau padaryti tokio, kad aš išeičiau į ten, kur aš mylėčiau, ką aš darau. Ir tai nesvarbu sekmadienio vakaras ir pirmadienį darbą, ar tai yra, nežinau, penktadienis ir trūkumas, nežinau, kad savaitgalį nedirbsiu. Na, tai yra požiūris, kaip aš jaučiuosi. Aš dar norėčiau šiek tiek gal pasidalinti, jeigu jau ten susiduria žmogus, tarkim, su tėvų santykiais, kur nu, tikrai jisai negali atleisti ir jisai tą laiko pykti kaip nuoskaudą, tikėdamas, kad jisai ten nubaus kažkokiu tai būdu, bet jisai suvokdamas, kad savo blokuoja, tai gal irgi galima šiek tiek apgauti protą. Tai pasakyti, tiesiog, kad aš išsilaisvinu nuo tavęs ne dėl to, kad tau būtų geriau, o kad man būtų geriau. Ir tada protas jisai taip, tai čia palauk, tai čia man bus geriau. Na, tai aišku, šičia jau skirtiniais atvejais, kada jau tikrai neišeina, bet geriau, kaip ir Agnė sako, kad jau geriau išdirbti, pradirbti, bet jeigu, sakau, būna tokie atvejai, kad kaip tikrai jau ten labai labai destruktyvų santykiai ir kad, nu, tikrai istorijų mes esame turbūt ir tu girdėjusi, kad, nu, siaubingo atrodo, kad tik per filmus gali tokias išgirsti. Tai tokie dalykai kartais atrodo, kad bent jau šiek tiek galėtum pradėti judėti, tai bent jau tą frazę pasakius, kad galėčiau bent jau pradėti jau savai truputėlį gydyti. Nes konsteliacijoje mes ir naudojam frazes, tai ką žmogus, pavyzdžiui, net aprašant ar kortą, ar kažką jis pasakoja, aš pagaunu frazes ir tada mes kalbame. Bet tai nereiškia, kad konsteliacija gali visiems padėti, nes jeigu tikrai didelė trauma arba šoko trauma kažkokia, tai jau turi tikrai pas psichologus ir ten, nu, psichoterapeutus eiti. Nes ne viską konsteliacija. Čia turi irgi žmogus toksai būti, kur jau truputį, jau susirinkęs truputį save, neišsitaškęs visiškai, nes, nu,
tų santykių įvairiausių būna ir ten būna, baisu žiūrėti iš tikrųjų. Ir tai nereiškia, kad konsteliacija padės. Kitas dalykas, jeigu mes dirbame su tėvais per konsteliacijas, tai irgi nereiškia, kad vieną kartą pradirbo, separacija praėjo, jau viskas. Ne, ta separacija išlindinės ir išlindinės. Ir kiekvienam kitoj konsteliacijai vėl žiūrėk, išlindo vėl santykis su mama, ne? Arba ten kokia dar kažkas. Tai reiškia, bet ir žmogus, tai kodėl čia taip, kodėl taip vyksta? Sakau, palauk, tai yra sluoksniai. Nes yra tam tikri separacijos etapai, kuriuos žmogus nepraėjo ir jie sluoksniavosi daug metų. Ir dabar nori, kad per vieną sesiją. Bet kas dar kitaip įvyksta? Žmogus, kuris ateina, būna tikrai ne tik stebuklų, bet tam tikras programas tikrai galima per vieną sesiją nulaužti. Žmogus ateina, pradirbam, jisai būsena gera, sako, wow, dabar viskas darysiu. Ir paskui jam įsijungia protas, tipo, palauk. Aš čia dabar 30 ar 40 metų kankinausi, atėjau pas specialistą, man 5 minutės ar ten 20 ir man nuėmė programą. Ne, kas aš? Negali būti. Kas aš briedis? Ne, aš dar 300 metų pasikankinsiu. Aš sunkiai turiu iš to išeiti iš tų programų. Ir tada pats žmogus nurašo rezultatą savo. Tai vat, vienais atvejais jis gali greitas ateiti, bet kai kuriuose tikrai reikia neskubėti. Pavyzdžiui, ypač su tėvais, su separacijom yra ten reikalų, reikia tiesiog pradirbinėti, bet vis tiek po kurio laiko žmogus pastebi, kad nebekabina mamos žodžiai, kuri ten anksčiau erzindavo, pavyzdžiui, jinai tokia, ladna, jinai tokia, ką aš padarysiu. Ir viskas, bet jeigu, kaip sakoma, jeigu mane kabina, reiškia kažkas iš manęs tyro, reiškia su tuo aš turiu dar dirbti. Ir aš dar noriu dar vieną akcentą pasakyti, kurį pastebėjau, tai žmonės, pavyzdžiui, ateina ir sako, man nereikia su mama dirbti dėl to, kad aš jau turėjau gerą santykį. Iš tikrųjų, kaip tik reikia dirbti daugiau, nes čia šiek tiek tu jau ir paminėjai. Iš tikrųjų, netgi su kuriuo santykis buvo geresnis, jisai padarė didžiausią neigiamą įtaką. Tai netgi reikėtų pradėti su tuo dirbti, su kuriuo turėjau gerą santykį, negu su tuo, kuris buvo toksiškas. Taip, nes mūsų sąmonėje atrodo, kad viskas gerai su mama, lyg ir bendrauju ir susikalbu ir taip toliau. Mano irgi santykis su mama, šiaip tikrai geras, ta prasme, nėra jis ten kažkoks blogas. Bet, ta prasme, tokių dalykų pas mane išlindo, kad, o tu Dieve mano, bet galiu labai atvirai pasipasakoti vieną, aišku, mano sesė viena klausysis, bet okei. Vienu žodžiu, linkėjimai, ne? Tai vat, aš esu vyresnioji sesė ir mano dvynės yra, dvinukės, po metų gimusios, ne? Ir pas mane kažkokiu vienu metu labai buvo didelė kažkokia vidinė tokia konkurencija su jom dėl kažko ir aš nesupratau, kas čia vyksta, kodėl aš lyginuosi su jom, kas čia darosi. Ir man taip įvyko, kad aš nuėjau į tą per konsteliaciją situaciją, kai man buvo metukai, nes man metukai ir mano mama, nes sesės gimė neišnešiotos, paliko mane su jos močiute, tai yra su mano promočiute ir mano tėčiu, nes kad su sesėm ligoniai gulėtų. Ir va tada aš buvau toj konsteliacijai, pajaučiau, kad aš taip nekenčiu mamos, aš taip ant jos pykstu, vos net tai kenksmažodžiai iš manęs ėjo, kam tu man tas sesės prigimdėjai man, nes man toks, nes mane paliko. Ir va kaip mane paliko, aš tarsi visą laiką noriu nesąmoningai, mama, pažiūrėk į mane. Ir man net dabar kyla emocijos. Pažiūrėk į mane, aš čia gyva. Ir tada gyvenimo eigoje aš kažko nesąmoningai konkuruoju pradžioj su sesėm, ne, paskui konkuruoju, pavyzdžiui, aš bijau konkurencijos, aš jau pastebiu, bijau konkurencijos su kitais. Dabar aš jau pradirbinėju, ne, aš jau matau tą, kad palauk, Agne, šitą programą jau nurašinėjom, jau baigėsi šitas dalykas. Bet va tas mūsų įtakoja ir atrodo, kas, va istorija, iš savo saugusios pozicijos dabar žiūrint, kad mama labai nuostabiai pasielgė, tai turėjo sesėm pasirūpinti, gimė ten po 1,5 kilogramo, tai ašgi su tėčiu buvau, su močiute buvau, viskas gerai, bet mano vaiko galvelė metukui, tai yra viskas, nes mama yra visata vaikui, Dievas vaikui, ir ta prasme, mane paliko, ir atrodo, nieko blogo mama nepadarė, santykį, bet va kaip mane sutraumavo, nenorėdama, ne, ir mes traumuojam tos vaikus iš meilės, tai va tos santykiai su mama ir su tėčiu, jie yra labai įdomus. Ir mano atveju, aš pasidalinsiu, tai aš esu labai tau dėkinga, kad tu asmeninėmis istorijomis daliniesi ir parodai, kad yra viskas gerai taip jaustis, ar nesvarbu, kad ir dirbi su tuo, bet mano atveju, pavyzdžiui, tai padarė labai didelę įtaką močiutė. Aš ją be galo mylėjau, jinai be galo mane mylėjo ir kai pradėjau darbą su savimi, žiūriu, kad grįžtu ne tiek, kiek į santykius su mama, su tėčiu, kiek mane ten vis tempė.
ten ir dėl to, kad jinai mane labai mylėjo, aš buvau Svarbus labai žmogus buvo. Taip. labai ir aš norėjau Mhm. įtikti, patikti, nes jinai irgi iš gero ir mane sugėdindavo, mergaitės nesėdi išsižergusios, mergaitės to nedaro, mergaitės tvarkingos, mergaitės tokios. Ir va žiūriu, kad tas geras santykis, kurį aš idealizavau, jisai labiausiai man padarė tokį įtaką programų susiformavusiams, ar ne? Ir kad grįžtant prie pirmagimių, aš irgi esu pirmagimė, tai irgi vat ir pastebėjau tą tokį paterną pas žmonių, kad labai dažnai tai yra pirmagimių programos, va tas lyginimasis, konkurencija, nes mes gavom kažkurį laiką viską vieni. Tai buvo viskas tik mūsų, o paskui ateina gimsta brolis sesė ir jau konkurencija iš manęs paima tai, kas yra mano. Taip, nu antri vaikai kitą neša paterną, Taip. ten dar kitas, bet taip, tas yra labai stipriai ir įtakoja tada. Tai va, tai tikrai va irgi pritariu ir paantrinu tau, kad tikrai mes galvom, kam čia mums prigimti, mes Bet užteks. kartais būna situacijų tokių, kad, pavyzdžiui, sesių ir brolių arba dar siblingų, kaip sakau, neturi. At klientę turėjau, kuri pas ją išlindo konkurencija ir mamos noras jai tikti, jinai lyginosi su mama netgi. Kad jinai geresnė. Pažiūrėk, mama, aš irgi gera tokia, kaip tu esi. Tai vat nebūtinai gali būti sesių brolių, gali būti kiti dalykai. Ir šitoj vietoje yra labai svarbu tą, nepaaiškinsiu tikrai protų, nepaaiškinsiu, aš šitą dalyką, ėjau į šitą dalyką metus, gal daugiau, pajausti savo vietą. Ir tai kiekvieną kartą, jeigu išlenda man su konkurencija, su kažkuo, pajaus savo vietą. Į šitą sistemą aš atėjau į savo vietą ir niekas kitas negali jos užimti. Aš pati esu. Ir čia toks tai per jausmą, per pojūtį reikia į šitą išgyventi dalyką, kad tai yra mano vieta, niekieno kito. Aš niekada nebūsiu kaip kitas. Ir va tas pripažinimas, ne, per konsteliaciją, pavyzdžiui, mamai sakyti tokios frazės net sakomas, kad mama, jeigu tu kažko iš manęs tikiesi, aš nebūsiu tokia, kaip tu nori, aš būsiu tokia, kokia esu, arba tu nesilyginsiu su kitais ir taip toliau. Tai tu, kai žmogus išsako tam tikras frazes, pradeda suprasti, kad blembački, nu, tikrai nesąmonės darau. Ir va tas vietos pajautimas labai yra reikalingas žmogui. Ir vat aš labai džiaugiuosi, kad tu palietei, vat, kai yra vienturčiai vaikai, tai iš tikrųjų netgi vat, būna, kad, tarkim, mergaitės pradeda konkuruoti su mamomis, nes jos nori ženytis už tėtis. Ar ne, Nu, ta tai čia prasme, taip, čia tie. jo, čia irgi visi tie dalykai, bet viską irgi galim pamatyti ir konsteliacijų metu, ir vėl, kaip tu sakai, grąžinti save į savo poziciją. Ir dar, aš neatsimenu, ar mes kalbėjom apie tai, bet ar daro finansinę, va tokią kaip ir pasiekmę, tarkim, negimę vaikai, mano, tarkim, kaip broliai, seserys, ar ten, va, kaip sako, tas negimęs vaikas, jisai pasiima savo finansinę dalį. Ar galėtum šiek tiek plačiau, va, galėtum papasakoti? Taip, negimę vaikai tiek, pavyzdžiui, jeigu aš, ne, mano negimę vaikai, ir tai nesvarbu, gali būti valymai, abortai, gali būti, nežinau, net nežinot, kad, nu, tiesiog buvo užsimezgę, pavyzdžiui, ne, kūdikis. Gali būti ir mamos, nu, jeigu, pavyzdžiui, mano mamos, tai yra mano negimę broliai, sesės ir taip toliau. Ir jie, kai yra taip vadinama informaciniam lauke, ir kai apie juos nežinoma, tai nebūtinai apie negimusius vaikus, tai gali būti, pavyzdžiui, iš giminės išstumtas kažkoks, tai nežinau, asmuo, pavyzdžiui, neįgalus vaikas gimsta ir niekas nieko nepasakoja, ne, kaip anksčiau būdavo. Blemas net užkirtinė gerklę. Aha. Geras. Čia geras. Tada, pavyzdžiui, kokie nors, pavyzdžiui, asocialūs asmenys, ne, šeimoje yra, ir tada pamiršta. Arba, pavyzdžiui, gimsta vaikas ir tėvas atsisako, tada iš vaiko gyvenimo išstumiamas tėtis. Bet kiekvienas, kaip sakiau, į sistemą atėjęs turi savo vietą. Nesvarbu, ar kūdikis buvo užsimezgęs, tik tai ne, jisai vis tiek buvo užsimezgęs. Ir kai apie jį niekas nekalba, nežino ir taip toliau, jis į savo tą vietą pradeda traukti kažką tai iš, kaip čia, palikuonių, ne? Arba palikuonis, arba siblingai, ne? Sesės broliai. Ir tada pradeda žmogus, va tas mano, pavyzdžiui, vaikas, išgyventi negimusio ten mano vaiko kažkokias tai istorijas. Nors jis nebuvo gimęs, bet kažkokia informacija yra, kaip sakau, jeigu mes kalbėtume apie sielą, ne? Tai šitie dalykai veikia ir tada žiūrima, kaip sakau, mano žvilgsnis yra į, nu, ne mano, kliento, sakykime, ne? Kliento tada žvilgsnis yra į tą negimusi kūdikį, nors ir nesupranta, ir automatiškai tada jis negali žiūrėti į savo gyvenimą, atsisukti savo gyvenimą, eiti gyvenimą. Ir tai yra blokuojama. Ir tai ne tik tai vaikai, pavyzdžiui, kai būna žmonės nesąmoningai žiūri į giminės skausmą, ne? Nu, pavyzdžiui, trėmė,
senelius arba prosenelius, ne, tengi skauda. Tai kaip aš dabar laimingai gyvensiu? Ir tada negali žiūrėti savo sėkmę. Ir va čia irgi yra praktika, mes irgi per konsteliaciją einam, kad va čia labai svarbu į giminę žiūrėti, nes mes labai gailimės, arba dar kažką, bet tas gailestis giminiai irgi blokuoja energiją, kadangi mes ką tada padarom, mes žiūrim iš viršaus. O Dieve, kokie jūs vargščiukai. O pasižiūrėti juos, kokie jūs blembački, atsiprašau, keiksmažodį, stiprus, nes pas mane būna emocija išlykšena tokia, jūs tokie esat stiprus, kad jūs padarėt viską, kad išgyventumėt, ir, arba, kad ir jeigu mirė, bet perduoti gyvybę. Ir dėka jūsų ta gyvybė praėjo, ten gimė ten seneliai, tėvai ir aš gimiau. Reiškia, aš galiu pasižiūrėti su dėkingumu ir pagarba į tą protėvį, į tą jo, kad ir skausmą, bet jis susitvarkė taip, kaip galėjo labiausiai. Tai va čia tokių kartais, aš kaip sakau, aš esu tas žmogus, kuris truputį ir žmogaus matymą noriu pakeisti. Net noriu, aš tiesiog noriu parodyti, kad kitaip galima žiūrėti ir į tos pačius pinigus, ir į santykius su pinigais, ir į tą visą pat giminę ir taip toliau, šeimą, nes tai irgi labai įtakoja mūsų finansus. Va taip. Ir grįžkime tada prie tavo minėto, kad tu irgi planuoji organizuoti dar vienus mokymus su finansinė konsteliacija. Tai ar planuoji gyvus tą gyvą grupę ar online jau? Pirma, taip, terapinė, ta finansinė, tai gyvai, kol kas gyvai planuoju, taip. Aš pažiūrėsiu, jeigu žmonių bus labai didelis noras, tai galima, kaip sakau, visą laiką galima galvoti ir apie kitus variantus, bet kol kas aš dar noriu gyvai, nes tam tikros, bet iš kitos pusės aš mokiausi viską online, tai tikrai galima viską online pritaikyti, tikrai nėra čia, kad ne. Bet šiam momentui antra ta terapinė grupė bus gyvai irgi, ir Vilniuje čia yra, o ta verslo jau irgi su verslo, solo verslams, tai irgi bus irgi gyvai. Tai ar gali, pavyzdžiui, žmogus, kuris klausysis dabar šito įrašo komentarę, parašyti, kad aš noriu, pavyzdžiui, finansinę terapinę grupę ir parašytų, pavyzdžiui, gyvai arba online. Ir tu pagal komentarų skaičių arba tau asmeniškai gali parašyti, kad tu maždaug įsivaizduotum. Taip. Gali asmeniškai rašyti apskritai, kad nori gal daugiau informacijos, aš papasakočiau šiek tiek, ne, kažkas vyks, gal, ta pati kaina, kaip vyks, kur vyks. Ir taip toliau, o paskui, jeigu bus norinčių ir online, gali iškart rašyti, kad norėčiau online, aš tada turėčiau sąrašą kažkokį, tada aš galvočiau tada apie online, nes grupės nedidelės 5-6 žmonės, nes vis tiek kartais, kai vyksta procesai, tai galim netilpti laiko, o vis tiek laikas yra planuojama žmonių ir taip toliau. Tai aš dar kartą irgi, kadangi yra ir pirmasis tavo įrašas su visais kontaktais, bet kad žmonėms nereikėtų ieškoti, tai mes dar kartą įkelsim tavo visas koordinates, kaip su tavimi galima susisiekti. Ir kada tu sakai, planuoji šitas finansinės terapinės grupės? Antrą paleisiu, turbūt kažkur rašiausi dabar, lapkričio, po švenčių tų visų, po, Jėzus, kaip tos šventės, lapkričio 1. Vėlinės. Užmirštu irgi. Per daug informacijos galvoje yra. Tai va, po vėlinių kažkur tai ten gal 14 dieną ar kada, o verslo planuoju gal jau gale lapkričio. Nes bus iš tikro kas antrą, aš darysiu ne kiekvieną savaitę, o kas antrą savaitę. Kad žmonėm truputį tą būsam, pavyzdžiui, kaip aš sakau, kai mes pradirbam, nusiemam kažkokį tai bloką, bet čia labai yra svarbus dalykas. Žmonės galvoja, pradirbau ir nieko nereikia daryti. Ne. Visų pirma, aš turiu praktikuoti tą naują būseną atsiradusią, o kitas dalykas, kai mes pradirbam kažkokį tai bloką programą, tai yra atsiranda energija. Ne? Tai mes tą energiją turim nukreipti. Jeigu man taip svarbu žinoti, ko gal aš noriu, ne? Jeigu aš apie finansus, reiškia, aš išsikeliu kažkokį finansinį tikslą ir aš tada darau veiksmus. Nes jeigu aš pradirbinėsiu ir gulėsiu ant sofos žiūrėdama su pulteliu televizorių, pokytis bus kažkoks tai, ne? Nes, kaip aš sakau, pinigai liečia ne tik pinigus, ten yra apie santykius ir taip toliau, bet jeigu jūs norite savo gyvenime gausos, finansinės gausos, tai reikia daryti, reikia veikti. Tai va. Ir jeigu dabar grįžtam į tą, jau dabar apie verslo konsteliacijas pasikalbėti, ką tu turėjai omenyje, kad konsultantai surenka visą informaciją apie tavo verslą, tai reiškia, kad tai yra, jeigu aš į tave, tarkim, kreipiuosi, ar ne, tarkim, aš esu dabar, kaip
kaip čia būtų pavadinti, vienaverslis, ar ne? Ir aš noriu, Taip, vat, solo iš verslas, tavęs, taip. jo, ir Mhm. iš tavęs noriu kažkokios konsultacijos. Tai tu turi žmonės, kurie su manim susisieks ir klausinės apie tai, ką aš darau, kaip aš veikiu ir taip toliau. Kaip viskas vyksta, va čia galėtum šiek tiek papasakot? Ne, tai aš darau, ne kiti žmonės daro, tai toksai kaip sisteminis interviu. Aš turiu suprasti, apie ką verslas. Visų pirma, kokia idėja verslo. Nes labai nuo idėjos irgi priklauso, kodėl verslas, pavyzdžiui, neauga. Irgi išsiklausinėti, kiek darbuotojų, ar yra darbuotojų, nėra. Aha, ką darau, kad aš suprasčiau apskritai esmę žmogaus ir, aišku, išsigryninam tikslą. Nu, pavyzdžiui, mes tai vakar, pavyzdžiui, jau nedarėm tokios ilgos kaip paketo konsteliacijų, ne, verslo. Moteris yra šita masažistė ir jinai norėjo protestuoti kainas savo ten masažų kelių. Ir ką mes darom? Mes irgi, visų pirma, mes žiūrėjome, aš išdėjau kortą verslo ir kortą klientų. Visų pirma, jie viens kito apskritai nematė. Jeigu nemato, tai reiškia, koks gali būti kontaktas ir mainai. O nematė dėl to, kad versle sėdėjo tėtis. Tiesiog projekcija buvo. Mes jį išėmėm ir verslo konsteliacijose mes nedirbam, aš nedirbu ir terapinės, nenuminėjom tų programų, mes tiesiog parodome, ne, kad va, žiūrėk, čia tavo versle sėdi tėtis, mes jį išėmam, bet kartais aš, kaip sakau, sumiksuoju. Vakar sumiksavau ir greitai mes nuėmėm tą bloką. Ir tada jau pamatė klientai ir tada mes žiūrim produktą ir kainą ir ar pasiruošę mainams. Ir taip testavom kainas. Galima testuoti kainas, galima testuoti per kokius kanalus, pavyzdžiui, man tikslingiau yra reklamuotis arba dar kažkas tai. Ir mes laukiai išdedam tą patį, kaip tai tas, nežinau, kaina, pavyzdžiui, įtakoja klientą, kaip klientas žiūri, ne, kaip įtakoja mano verslo pelną, kaip įtakoja galbūt kažkokius tai kitus pagrindinius rodiklius. Nu, pavyzdžiui, man yra svarbu, galbūt vystant savo verslą, kad būtų balansas tarp darbo ir poilsio. Nu, kad nenusivaryčiau iki, nežinau, iki graibstimo žemės. Tai ir tada žiūrim, pavyzdžiui, įvedam kažkokį kitą parametrą ir žiūrim, kaip keičiasi laukas, kas reaguoja. Ne, kažko dar trūksta šitam. Aha, davai pridam nemokamą, pavyzdžiui, vakar. Nemokamą kažkokią tai konsultaciją dar žmogų, kad suprastų, kas tas yra masažas, kokią naudą jisai duos. O kliento korta pasikeitė, jis visai kitaip reaguoja. Vau, kaip įdomiai, tai čia Ir netgi žmonės tokia... labai keistai Aha. sako, o Dieve, sako, jinai šypsosi tą kortą, o Jėzus jinai šviesesnė tapo. Sakau, taip, va taip ir veikia laukas, nes mes, kai kažką pradirbam, tai yra projekcija mūsų vidaus. Ir mes pradedam matyti visai ką kitą tenais. Tai vat, Geras, tai labai įdomiai, netgi galima po tokios verslo konsteliacijos, jeigu matau, kad ten daugiau yra kažkokiu tai va tokių blokų, kažkas stovi ir maišo, tai galima tada jau eiti į finansinę terapinę. taip, tada terapinę galima. Taip, aš tada pasakau, žiūrėk, čia yra sėdi tavo tėtis, mes, pažiūrėk, padarom, mes ištraukiam tą tėtį iš tavo kortos, yra projekcija, ten už tokios ribos, kaip aš sakau, linijos, ir tada pažiūrėk, kaip dabar ištraukiam, kas keičiasi. Nu, tarsi pradirbame, ne, su tėčiu. O, sako, dabar mato, arba ten dar kažkas tai. Ir tai nereiškia, kad mes jau pradirbame reikalus su tėčiu. Ne, tiesiog mes nuėmėm šiuo momentu šitą ir žmogus jau čia, žmogus atsakomybė eiti pradirbti. Jis gali nebūtinai finansinę konsteliaciją, jis gali kitais būdais, galbūt psichologą turi, ne. Čia yra žmogaus pasirinkimas. Tiesiog aš dabar esu ir tenais, aš va, turiu diplomus, ne, jau sertifikatus atsiėmiau, va, grįžau kaip tik iš Budapešto, buvo susitikimas mūsų grupės ir gavau sertifikatą. Ir šitą kursą finansinės konsteliacijos kartojau antrą kartą. Tai dabar dar giliau jį suprantu. Tai va, Tai tai tu turi paketą, tiesiog žmogus visą laiką gali pasirinkti, kuris jisai gali nusikreipti pats save, bet jeigu jisai nori, tu turi jam ką pasiūlyti, tu nepalieki jo šiaip be jokios informacijos. ne, aš pasakau, vat, pavyzdžiui, jeigu yra asmeninis kažkoks, tai gali būti kitas dinamika, ne, pavyzdžiui, vidinis vaikas arba kažkokia tai baimė, kažkokios, tai nežinau, baimė kažkam tai, ne, tai irgi mes prakalbam ir sakau, vat, šitą turėtum pradirbti. Ir kas yra svarbu, kai žmogus ateina į tą pačią verslo konsteliaciją arba finansinę konsteliaciją, yra svarbu, mes išsigrinam užklausą, ko jisai nori. Nes jeigu, pavyzdžiui, vat, žmogus verslo konsteliacijai sakys, kad aš noriu dabar, nežinau, suprasti, kodėl klientai pas mane neateina, tai aš tada pasiūlau, žiūrėk, mes galime per šitą prizmę pažiūrėti, per šitą prizmę ir per šitą prizmę. Nu, tokį kaip paketą, nes ten yra daug sudėdamųjų, kodėl jie nemato tavęs. Komunikacija gali bloga arba dar kažkas būti. Ir mes tai pradirbinėjom. Finansinės konsteliacijos lygiai tas pats. Pavyzdžiui, aš greitų laikų pradėsiu daryti diagnostikas, jos bus tam tikras kiekis nemokamas, tai yra diagnostika, kurioje žmogus ateina su užklausa. Irgi kaip ir ištraukiu tas kortas, mes pasižiūrim, kur kas tenais, kodėl ten blokuojami, pavyzdžiui, pinigai arba nenueiname iki to tikslo.
bet nepradirbama. Tiesiog žmogui parodau, kur yra problema. Ir tada irgi duodu tokį kaip, nežinau, sąrašą, ką galima būtų pradirbti. Ir jeigu jisai sutinka ir kaina, ir viskas jam tinka, jis tada ateina, mes tada jau dirbame. Jau tada mokamai. O diagnostika bus nemokamai. Tai čia dar, kaupiuosi laikas man turi susidėlioti Aha, aha. ir pradėsiu. O tai, Kad žmogus pavyzdžiui, suprast, nes dažnai žmonės nesupranta, kas ta konsteliacija, kaip čia kas vyksta, o aš noriu, kad per tą diagnostiką žmogus pamatytų, kad žiūrėk, mano versle, pavyzdžiui, sėdi tėtis. Ok, man tada reikėtų tą pradirbti, kad kažkas tai išsilaisvintų ir galėčiau judėti į tai priekį. jisai netgi gauna tokį kaip ir planą. Taip, planą, taip, kaip galėtų pradirbti. Ir aišku, kaip aš sakau, būna tokių žmonių, kad, jis gauna tą planą ir nueina pas savo kitus specialistus. Valio, tegu, svarbiausia, kad jam pasisektų viską pradirbti. Jis nebūtinai žmogus nėra įpareigotas praėjęs diagnostiką pirkti pas mane sesijas. Tikrai ne. Bet jeigu pajus, kad nori, reikia jam ir taip čia yra, aš tinku, ne, energetiškai, pavyzdžiui, žmogus, nes kiti, nesutampam galbūt. Ir tada gali ateiti ir mes tada dirbsim. Ir žiūrėsim, kas Tai ten o ar vyksta. gali, pavyzdžiui, kaip tu sakai, su užklausa ateiti, tarkim, aš turiu idėją ir noriu pažiūrėti, ar tikrai ta idėja man duos, ar duos tą jausmą, kurio aš noriu. Ir gali jisai pas tave pasitikrinti, išsitam Apie kortelę. verslą, pavyzdžiui, apie verslą yra tokia konsteliacija, mums nereikia žinoti tos mano misijos, vadinamos pašaukimo, bet mes jį ištraukiam ir žiūrim, ar tas mano veiksmas, ar mano tas projektas priartina mane prie, pavyzdžiui, mano pagrindinės gyvenimo užduoties. Galima šitą patikrinti, taip. Ir tada žmogus, gali sakyti, kad savo keliais. Tik tai žmonėm reikia suprasti, kad ta pagrindinė gyvenimo užduotis, jinai keičiasi. Misija yra truputį dar kitas dalykas, o čia yra toksai dalykas, kur ašgi evoliucionuoju, jeigu aš sąmoningai einu į savęs pažinimą, aš pradirbinėju tam tikras programas, aš keičiuosi ir automatiškai mano ta pagrindinė užduotis gali transformuotis šiek tiek ir pasikeisti, bet galima konsteliacijos metu pasižiūrėti, kad šiame etape ar tai mane priartina ar ne prie mano tos pagrindinės užduoties, nuo ko aš kaifuosiu gerą ir tai yra mano, ką aš turiu, kaip sakau, užsimti šiame gyvenime. Aha. O kiek laiko trunka šita viena verslo, pavyzdžiui, konsteliacija, ar ten finansinė terapinė konsultacija? Kažkur apie 1,5, kartais, aišku, užtrunkam iki 2, bet jeigu ir nepabaigiam konsteliacijos, nes kartais labai tam tikri gilūs sluoksniai būna, tai tiesiog tam tikrą momente sustabdau, nes paskui po 2 valandų jau žmogus pervargsta ir jau informacija nesisąmonima. Tai yra geriau, aišku, aš nepaleidžiu jo kažkokiam tai destruktyviai arba dar kažkur tai surenkam žmogų ir sakai, dabar žiūrėk, mes dabar šiame momente baigiame, jeigu tai terapinė, ne, baigiame ir mes grįšime prie to vėliau. Netgi lauke mes tai išsakome, kad mes nepaliekame šitotis, o kartais žmogus būna nepasiruošęs eiti tenais. Ir mes irgi panaudojom tokią taktiką servetėlės, ne, kad žiūrėk, mes dabar šiuo momentu, aš neturiu pakankamai resursų eiti į šitą dalyką, ne, tam pasižiūrėti, bet prie to aš grįšiu tikrai, kai turėsiu resursą. Ir tada žmogus nurimsta, kad tai nereiškia, kad aš nežiūriu ten, tiesiog aš dabar nepasiruošus tai žiūrėti, nes labai dažnai šitai būna irgi. Nenumeta į šoną, o jisai turi tokį kaip ir testinumą. Jisai savo protui pasako, kad tai bus testinumas, bet grįšiu tada, kai būsiu pasiruošęs. Taip, ir tai neaišku, kada grįšiu. Ar tai kitoj sesijoje, ar bus galbūt po metų, bet jau žmogus užsėja sėklą savo viduje, kad jis jau truputį gali ten pažiūrėti, bet dar kol kas nenori visko suprasti. Po truputį. Ir kartais, kai taip pasakoma, gyvenime situacijos kažkokios atsitinka, kai žmogus po truputį lengvesniu būdu nei iš karto, tai kažkaip tai pradirba, supranta, priima ir tada jis jau gali eiti į tą skaudulį, kuris ten yra, į kurį nenori žiūrėti. Jisai pasiruošęs jau būna. Taip. Jis jau truputį pasiruošęs būna. O kartais būna nepasiruošęs, jisai ten verkia ir pyksta ir taip toliau, bet aš matau, kad jis žmogus turi resurso eiti tai, nors ir emocijos labai stiprios, bet jis pasiruošęs. O kai nepasiruošęs, jis apskritai labai blokuojasi, apskritai nieko nemato, nieko nežino, nieko nenori ir čia parodo, kad žmogus tiesiog blokuoja ir nenori eiti tenais.
Man tai labai įdomu, va tos iš tikrųjų tas pasimatuotas situacijas, pasižiūrėti, netgi išsikelti, kokią kainą galėčiau imti už savo Mhm. kažkokį, ar tai darbą, ar tai ką sukuriu, Viskas. ar dar kažką, tai čia Taip. labai, mhm. Galima Čia iš tikrųjų, darbuotojus, jeigu, pavyzdžiui, yra, ar šitą priimti darbuotoją, ar nepriimti darbuotoją. Nu, bet ką, ta prasme, aišku, kai didesnė įmonė galima ten ir didesnius dalykus žiūrėti, bet iš tikro, nu, bet ką galima, parametrus, pavyzdžiui, ar mano, ten, nežinau, laikas atsakymo į žinutę žmogui, kai užklausa yra, kaip įtakoja ten kažką. Tai, nu, tai čia nuo žmogaus fantazijos mes viską galima iš tikrųjų testuoti ir žiūrėti laukia, kas vyksta. kaip Nes, įdomu, iš tikrųjų tokias netgi aš galiu, va, pavyzdžiui, paimti ir pasitikrinti, tarkim, pas mane dirba 6 darbuotojai ir aš pasižiūriu, ar jie tinka mano tam energetiniui laukui, ar jie galbūt netgi tas darbuotojas kažkuris man blokuoja. Ar ne? jo, Nu, net galima ne šitaip netgi. laukas, nesakyčiau, o, pavyzdžiui, yra vis tiek verslas, jeigu aš turiu kažkokį tikslą, ne, nu, pavyzdžiui, nežinau, ar gal nebūtinai versle gali būti šiuo metu turėti tam tikrą pelną, gali būti, nežinau, išeiti į kitą lygį, arba atidaryti naują parduotuvę, arba, nu, tinklą, ne. Ir tada išsiaiškinamės, išsigrinam, kokie yra raktiniai rodikliai, kas yra svarbu. Ir tada, arba kas man svarbu, pavyzdžiui, darbuotojų atžvilgiu, ne, kad jisai komunikuotų su klientais, ne, kad jisai visą laiką laiku atsakytų, arba dar kažkas, kas svarbu. Ir mes tai netgi į tą lauką įvedam ne tik darbuotojai, bet ir tuos rodiklius ir žiūrim, kaip tai veikia ir patį verslą, ir kaip reaguoja pats klientas, ne klientas, o darbuotojai. Ir tada jūs, ta prasme, žmogus gauna atsakymus, ar jį laikyti, ar atleisti, ar kažką. Tai gal, pavyzdžiui, būna kartais mes patestuojam, gal jam reikia kažkokio tai stimulo, gal kažkokios ne tik dovanos, bet kažkokio tai, nu, paskatinimo, ne? Ir viskas, keičiasi viskas laukia. Ir tada, arba tą patį team buildingą, kaip senus ir naujus darbuotojus, kad jie santykiai geram būtų. Irgi galim pažiūrėti, ką mes galėtumėm padaryti, kad jie, kaip sakau, team buildingas būtų toksai. Tai čia, sakau, viską galima testuoti, ką tik Tai tai čia nori. visai nėra ribų. Nėra ribų. Čia svarbiausia žmogus. Yra svarbu atėjusio žmogaus, ar jis verslas, ar jisai taip, kokia jo užklausa, ko jisai nori. Nes labai dažnai yra žmonės tokie skraidantis. Tai va aš labai stengiuosi juos ant žemės. Nes, pavyzdžiui, aš noriu uždirbti 2000 eurų. Sakau, kiek dabar uždirbi? Nu, kaip ir kokius 200 gal eurų. Sakau, ir noriu už 3 mėnesių, pavyzdžiui. Ne? Tai truputį grąžinam į realybę, nes, nu, sakysiu, gerai, kiek tau, nu, nežinau, pavyzdžiui, sesijas daro, ne? Kiek tu sesijų per dieną gali padaryti, tiek ir tiek, kiek sesija kainuoja, tiek ir tiek. Mes labai viską išanalizuojam, kad suprastų žmogus, blembački, taigi aš nesugebėsiu, aš pervargsiu, aš dar noriu šeimai skirti laiko, bet jo noras yra ten 2000, pavyzdžiui, uždirbti, ne? Bet jis fiziškai ir laiko atžvilgiu negali to padaryti. Reiškia, aš turiu galvoti gal kažką kitą, gal kainą kelt, o gal grupinius daryti, o gal, nu, aš čia išmokymų nekalbu. Kažką daryti, kad tą pinigų sumą, o gal dabar aš tiesiog man ta pinigų suma mažesnė gali būti. Bet čia labai labai svarbu išsigrinti užklausą, nes jeigu užklausa yra prastai suformuluota, išsigryninta, tada ir laukas, pavyzdžiui, finansinė konsteliacijose gali visiškai niekas kortas nematyti, nieko žiūrėti kitas pusės, kažkoks tai sėdi ir žiūri, galvo, ką čia daryti, nieko nesupranti. Tada reikia svarbu grįžti į užklausą. Tai va. Labai, labai įdomu ir iš tikrųjų, nes žmogus ką sako, aš noriu daugiau uždirbti. Bet realiai, kas nuo to, kas ten, kokie kiti žingsniai, kiek tas daugiau. Ar Kaip, taip, ar kaip tą pasiruošęs daugiau. tiek laiko skirti, o kaip įtakos Aha. tavo šeimą. Ta prasme, daug rodiklių, kurie turi žmogus pasvarstyti. Jie tik pamato noriu, o tas noriu gali būti dar vėl ne jo noriu, o kažkieno tai ir įrodyti kažkam tai, ne? Geras. Pripažinimo galbūt noriu, galbūt dar kažko noriu. Tai va čia iš tikrųjų labai svarbu grįžti į savo ašį, iš tikrųjų girdėti save, ko aš noriu iš tikrųjų. Ir racionaliai žiūrėti, nes tikrai labai daug žmonių, kaip aš sakau, skraido ir galvoja, kad va, kitas turi, tai ir aš galiu. Kodėl aš negaliu norėti? Tai norėti galima, bet reikia žiūrėti, ar aš tai galėsiu padaryti. Ir kaip. Ir kaip. Taip. Ir ar aš pasiruošęs tą daryti dabar. Nes gali irgi blokų būti, kurie neleidžia jiem judėti. Aš galiu sakyti, aš noriu uždirbti, bet jeigu mano viduje sėdi programa, kad aš noriu ir gera būti mama, o jeigu aš dirbsiu daug, reiškia, aš būsiu bloga mama ir aš nesąmoningai save stabdau, neišeinu, nepadarau, neišleidžiu kažko tai. Ne? Nes aš nenoriu būti bloga mama. Ir viskas. Ir nesąmoningai blokuoju savo. O galiu skelbti visiems, kad aš noriu daugiau uždirbti.
Jo, tai čia labai naudinga iš tikrųjų išsigryninti, netgi pasižiūrėti tą realų paveikslą, kas, vat, kaip ir tu sakai, išdėstymas, tai reiškia, aš atsitraukiu iš situacijos, kurioje aš esu ir pamatau viską iš šono, kaip atrodo, nes, kaip sako, lengviau viską pamatyti iš šono, ką tu gali žmogui ir padėti. Taip, stebėtojo pozicijos, netgi jeigu žmogus iš tikro pats sugebėtų dažniau išeiti į stebėtojo poziciją ir matyti save, racionaliau žiūrėti, tai būtų irgi daug dalykų jis išsispręstų pats. Bet labai sunku būtų stebėtojo pozicijai mums. Nes mūsų emocijos ir taip toliau. Taip, kartais aš sutinku, pavyzdžiui, aš irgi turiu daug tų technikų, praktikų ir taip toliau, bet aš savo kartai, ypač su konsteliacijom, bet dėl to būna kartais pikta, savo pati aš negaliu padėti, nes aš save apgausiu. Nu, tai aš susigalvosiu, ko nors ten reikaliukų. Man čia reikia, jau vakar irgi klientė jau tempė, palauk, išjungiam protą ir žiūrėk į kortas. Nes kai jisai priveda, kur ten kas kaip yra, jisai taip protas pradeda daryti. Kad tik tai, oi, čia viskas gerai, čia irgi korta verslo buvo blogai, jinai atrodo mirusi, bet žiūri į ateitį su džiaugsmu. Sakau, rimtai? Nu, ta prasme, paradoksas kažkoks tai. Nu, tai vad, sakau, tokių dalykų. Ir knaisiojamės tada. Čia labai ta frazė čia tinka, batsiuvys be batų ir kirpėjas irgi belia kaip, ne, su tais plaukais, tai čia kitiem gali padėti. Kolegas galiu kreiptis, nes iš tikrųjų šitą finansinės konsteliacijas dabar jau šiemet baigė dar viena mergina, mes 2 Lietuvoje tik esam, nes 2 lietusės, nes mes čia pas ukrainietę mokėmės. O verslo konsteliacijas būtent su metaforiniam kortelėmis, o aš vienintelė Lietuvoje kol kas. Wow, tai naudokitės progą, pasimatuokit, pasibandykit. Čia netgi man toksai žaidimų forma, man adrenalinas iškart, įdomu, nes mes visi norime pamatyti kažką tokio, ko mes nematome. Ar ne, čia kaip pas būrėnę. Jo, bet čia reikia suprasti, čia ne burtai ir čia ne kažkokios fantazijos. Jo, bet žmonės dažnai, aš galvoju, kodėl žmonės dažnai eina pas astrologus, pas būrės, aš nieko prieš juos neturiu, viskas gerai, kiekvienas ten savaip. Bet žmonės nori, yra vaiko pozicijoje ir nori, duok man atsakymą, kaip man gyventi ir ką pasiekti. Ne, chebra, nebus taip. Mes turim susijimti ir prisimti, aš esu dabar suaugęs žmogus ir aš darysiu sprendimus. Nes tik tada aš džiaugsiu. Šiaip tas pats gali būti atvejis. Aš noriu vandens, aš galiu pasakyti vyrui, atnešk man vandens. Jisai su meile man atneš taip toliau. Bet galbūt mano viduje buvo kažkoks kitoks įsivaizdavimas ir aš galiu būti nepatenkinta. Dėl to yra svarbiausia nuspręsti, kaip aš noriu. Ir tada aš darau, aš emu sprendimus. Ir valdau savo gyvenimą. Aš esu savo gyvenimo architektas ir kūrėjas, o ne kažkas tai kitas. Kiti tik yra pagalbininkai, vedliai, nežinau, pašviesti gali, kur, kas, kaip yra, nes mes negalim visko žinoti. Ne? Tai vat, o viskas, visi sprendimai. Ir aš atsimenu labai gerai, kai mokytoja man sakė, atsakymai tavyje, aš galvojau, pritriekščiai, galvojau, taip pas jūs norėdavau. Nu ką, nu tik aš atėjau pas tave, sumokėjau pinigus, pasakyk man atsakymą. Ne, aš tau tik pašviesiu, o tu atsakai. Ir kai žmogus randa atsakymą, aš visų kūnų tada, taip, tai apie tai. Ir vat, kai aš galiu, pavyzdžiui, su žmogum dirbu, aš matau, koks gali būti, jau nuskaitau, sakykime, lauką, ne, aš jaučiu, kas jam gerai būtų arba taip, bet aš stengiuosi tikrai nesakyti jam. Man svarbu, kad žmogus pats prieitų prie to atsakymo. Nes kai žmogus prieina prie to atsakymo, jisai tada tuo dar labiau patik ir jisai žino, kad čia mano, o ne kažkieno tai kito. Arba kitas variantas, aš kaip irgi sakau, kartais ašgi negaliu, net mano matymas yra, nežinau, toksai 30 laipsnių, ne, pavyzdžiui, o kas už jų ribų aš nematau. Ir, vat, pavyzdžiui, kitas specialistas ar ten profesionalas gali man truputį pašviesti, ne, tenais. Ir aš tada turiu pajausti pati irgi, ar man tai rezonuoja ar nerezonuoja. Ir jeigu man rezonuoja, tada okei, aš tada galiu tada daugiau galbūt domėtis, pasidomėti ir pasakyti, taip, tai yra apie mane. Ir, vat, taip, bet, vat. Tai kaip sakau, žmonės, priimkit save, išeikit iš vaiko pozicijos, tapkite suaugusiais ir kurkit savo gyvenimą patys. Nėra lengva. Nėra lengva. Bet įdomu. Bet labai įdomu, taip. Būtent. Čia, nes gausite arbatos, tai yra sumuštinis su arbata. Matydam demotyvacijos tą nuotraukėlę, kai paprašė vyras žmonos šitos sumuštinius arbata ir gavo ant duonos arbatos pakelius. Taip, nes aš sakau, nes kiekvienas žmogus mato per savo prizmę. Ir aš galiu prašyti vieno, o gausiu visiškai kitą. Taip. Tai va, tai patys tokime, patys pasidarykime sumuštinius ir patys pasidarysime arbatos, tai mes jau žinosime, ką mes darėme, nes mes darome tai, ko mes norime. Taip.
Tai labai ačiū tau, Agne, už šitą pokalbį. Jeigu klausydami mūsų pokalbio jūs turite klausimų, tikrai drąsiai klauskite po įrašo komentaruose. O aš šiandien noriu be galo padėkoti ir netgi pati, aš tai, ką kalbinu žmonės, paskui man toksai, aš noriu pati pabandyti, tai aš jau. Tai galima sakyti, aš irgi viską išbandžiusi, dar dabar Agne pas tave neišbandžiau, bet aš jau tikrai jau laukiu netgi, kada galėsiu padėjus ragelį su tavim susisiekti ir pabandyti, nes labai įdomu pažaisti. Tikrai. Labai įdomu paeksperimentuoti, pažaisti ir tikrai visus kviečiu žaisti gyvenimą, kaip ir Agnė sakė. Tapkime suaugusiais žmonėmis. Ir dar noriu tokį priduoti, aš paskutiniu metu labai, jeigu kažkas ir nepavyksta, kažkas pavyksta ne taip, kaip aš norėjau, bet pasižiūrėt, palauk, o gal tai kaip tik į gerą, ką aš tame galiu pamatyti naudingo. Bet tas man labai padeda tokį ramybės būseną išlaikyti ir pasižiūrėti, okei, čia tas pats, žinai, kaip būna, tu turi tikslą, GPS, nusistatai tašką B, kažkur tai važiuoti. Ir tu pradedi važiuoti ir kažkur tave nuveda ne ten ir pasako, apsisukite, tai vat ir gyvenime kažkur tai kažkas tai įvyksta įvykis ir čia tik tai tau ženklas, kad tu ne ten nusukai, grįžk į kelią. Tiesiog. Ir žiūrėti, taip mane grąžina šitie įvykiai nemalonus, grąžina mane atgal į kelią mano, nuo kurio aš truputį pradėjau nuklydinėti. Tai man dabar, kai tu pasakai tą pavyzdį, aš pasidalinsiu savo istoriją, jinai tokia kaip ir metaforinė gali būti, bet labai tinkanti mano netgi asmeniniam gyvenimui. Aš labai dažnai taip įsijaučiu, navigaciją užsistatau, bet tarkim, ten autostradai važiuoju, čia, pavyzdžiui, Airijoje ir reikia pasukti, o aš ir tiesiai nuvarau. Ir jeigu tu nepasuki, tą reikia nemažai apvažiuoti, kad vėl grįžtum į tą patį tašką, ta prasme, pravažiuoti. Tai aš gyvenime irgi labai dažnai ilgiuosi taip, aš varau ir jau man reikėjo galbūt kažkur sustoti ir nusukti, pasirinkti kitą, tarkim, sprendimą, kažkokį kelią, bet aš kai variau, taip ir nuvariau ir žiūriu, kad paskui jau viskas, jau kažkur grybauju, reikia atsisukti, vėl grįžti į tą patį tašką bet kaip ir tu sakai, pradėti vėl nuo ten, kur nugrybavai. Kur nugrybavau, taip. Ir būna, aš irgi dažnai labai taip elgiuosi. Čia labai tas būna, irgi dabar turiu klientę, su kuria irgi visko nori staigiai ir dabar. Rezultatas čia ir dabar. Ir net, kaip sakau, nuimk koją nuo gazo, nes negaliu. Tai dabar jau vyksta procesai, bet aš jau nebegaliu juos gelbėti, nes aš tik stebiu ir kol jinai, nežinau, kur, neatsidurs kažkur tai, nežinau, gal tikiuosi neatsitrenks kažkur niekur, čia metaforiškai, nekalbant. Taip. Jinai negrįž, nes žmogus tiesiog pajutau, aš netgi save pagavau, kad aš tapau, įsijungė mano vidinis tėvas ir aš pradėjau gelbėti ją, nes jinai visiškai vaiko pozicijoje. Ir aš palauk, Agne, grįžtam į suaugusio poziciją, aš neturiu nieko gelbėti, aš galiu tik palaikyti ir būti šalia, kai žmogui blogai. Viskas. Tai tas gazas, kartais žmogus turi pats suprasti, kad jis turi nuimti, nes niekas nenuims to gazo, kojos gazas, sakau, koja nuo gazo. Tai. Įdomu, vienu žodžiu, gyvenimas labai yra nuostabus ir įdomus. Taip, su visam kliurkom. Su visom, dar įdomiau gyventi. Taip, ačiū tau labai, Agne, už šitą pokalbį. Ačiū visiems, kas klausotės. Jeigu manote, kad naudinga informacija, pasidalinkite su kitais. O šiandien atsisveikinsim. Iki, Agne. Ačiū tau labai irgi, Lina, ir visiems, kas klausėtės. Ir tikrai kreipkitės, visą laiką atsakysiu, painformuosiu, kas neaišku. Tai va, ačiū labai. Ačiū, iki. Iki.